Šiandien kalbame apie vieną labai svarbų žmogų, kurio pristatyti tikrai nereikia, ir apie šio žmogaus biografiją, kuri ką tik pasirodė lietuvių kalba. Be abejo, kalba yra apie genialų verslininką Steve'ą Jobsą ir šio vakaro mūsų pokalbių tema yra Steve'as Jobsas, genialus verslininkas ir verslo genialumas. Pauliau, aš norėjau pasiteirauti tokį dalyką. Pats susidarė įspūdį, kiek Steve'as Jobsas dalyvavo šitos knygos kūrime, nes prisiminkime, dar buvo neoficialioji jo biografija, vadinasi Icon Man, tai yra arba ikoniškas žmogus, arba angliškai, kaip yra žodis con, tai yra sukčius. Labai dviprasmiška, kuri taip užsiutino Jobsą, kad jis uždraudė tos leidyklos knygos pardavinėti, jeigu neklystu, visose parduotuvėse, kurios jam buvo paklusios. Kiek Jobsas prisidėjo prieš savo bio? Dar gal pridursiu, kad tai nebuvo vienintelė neoficiali jo biografija, apie kurią jūs kalbėjot. Prieš tai dar buvo keletas tikrai tokių irgi yra lietuviškai išleista. Bet prie šitos knygos jisai praktiškai kas yra tiesioginis jo įsitraukimas, tai jisai vienintelį dalyką padaręs išrinko viršelį. Nes jisai pats Viršelis yra jo nuotrauka. Viršelis yra jo nuotrauka, kuri jam patinka. Ir šiaip jis pats paskambino žurnalistui Walteriui Isaacsonui, kuris buvo neseniai išleidęs Einšteino ir Franklino biografijas 2004 metais ir paprašė, kad gal tu gali rašyti mano biografiją. Isaacsonas atsisakė, pasakė, nebent kai jau būsit baigęs verslininko karjerą aktyviai ir panašiai. Ir atsisakė šito pasiūlymo, bet 2006 jam paskambino Jobso žmona ir pasakė, kad jeigu norit rašyti knygą apie Steve'ą, tai jau turėtumėt paskubėti, nes nedaug liko. Ir Steve'as Jobsas labai noriai bendradarbiavo su žurnalistu, pats davė daug interviu, gal prieš 40 interviu, visiškai nesikišo, kokie žmonės bus kalbinami, čia yra kalbinamos ir buvusios merginos, ir žmonės, su kuriais jis stipriai susipykęs yra ir panašiai. Ir netgi pats Steve'as Jobsas jau gulėdamas, sunkiai sirgdamas, jisai sakė, kad aš neskaitysiu dabar šitos knygos visiškai, paskaitysiu gal po kokių metų, nes dabar jeigu perskaitysiu, aš labai įsiūsiu. Ir viskas. Ir jisai jos net šiaip nėra skaitęs. Didžiausiai įtaką veikiausiai jo tokio sunkiam charakteriui turėjo perfekcionizmas. Visiškas perfekcionistas, kaip jis įsivaizdavo tą dalyką, žinoma, mes galim tokį žmogų šiek tiek kitaip įsivaizduoti. Tai, ko jis siekė, buvo absoliutu ir realiai nebuvo išlygų. Vienintelis būdas jį atkalbėti arba pakeisti kažkokią nuomonę buvo padaryti geriau, negu jis buvo netgi padaręs, pasiūlęs. Vadinasi, tik tai patys... Bet ar tai buvo įmanoma? Ar jisai pats pripažindavo, kad kažkas gali už jį padaryti geriau? Buvo, knygoje yra viena labai smagi istorija, iš tikrųjų be galo smagi istorija apie tai, kaip jis norėjo specifinio diskelių įrenginio, o inžinieriai nusprendė kitaip. Ir inžinieriai atsivežė iš Japonijos specialistą, kuris dirbo prie alternatyvos ir slėpė jį nuo Jobso. Jobsas užeidavo į kambarį, jį spintą uždarydavo, arba į tualetą uždarydavo tą Japoną, o jis sakydavo, mandagiai linksėdavo ir sakydavo, nu ir keista jūsų verslo praktika Amerikoje. Žodžiu, bet nepyko. Ir jie galiausiai padarė tą geresnį, negu Jobsas buvo išrinkęs įrenginį ir jis tada pasakė, jis iš tikrųjų apsidžiaugė, šaunuolį. Bet turėtų labai rizikuoti ir labai stiprią varą. Antraip jis, o tos, kurie linksėdavo arba tos, kurie įsižiojo, žiedais negailestingai naikino savo kelyje. Tai buvo, bekompromisis. Jis, kas buvo tikrai visiškai išskirtinis jo bruožas, jis sugebėdavo pastebėti tokią idėją ir tokią technologiją, dar bevystomą, bekuriamą, kuri ateityje gali kažką labai reikšmingo reikšti. Pavyzdžiui, ta pati grafinė visa terpė. Jis nuvyko į Xerox berods eksperimentinį centrą ir ten pamatė, kad yra kuriama operacinė sistema, kuri jau nebe komandinė eilutė, kaip anksčiau buvo įprasta ten, bet jau kuriama grafinė terpė su įvairių ikonomis ir panašiai. Ir jis pagalvojo, kad tai yra ateities kompiuterių dalis. Ir jis buvo visiškai teisus. Jis mokėjo visiškai pakerėti žmonės, kuriem buvo reikalingi, svarbus. Tai labai pajuto žiniasklaida, žurnalų redaktoriai, laikraščių korespondentai. Tie, kuriem buvo reikalingi interviu ar produkto pristatymui, arba kai jis pats norėjo ant viršelio atsidurti žurnalo, ypač jaunesnis būdamas.
jis sugebėdavo, nu, tiesiog, kaip sakant, viliojimo šokis būdavo. Bet žmonės vos tik tai iškrisdavo iš to lauko, pajusdavo tokį absoliutų šaltį, tarsi visiškai niekas tapo akimirksniu. Ir tarp kitko, tai ne tik tai profesiniuose santykiuose, bet tai ir šeimoje. Kas daugiausiai gaus naudos perskaitęs tą knygą ir kaip ją reikėtų skaityti? Tiesiog kaip žinomo žmogaus biografija, kaip motyvacinė knyga, kaip verslo vadovėlį galbūt. Kaip pačiam atrodo? Aš pats prieš versdamas, kai skaičiau, kadangi kažkiek domiuosi vis tiek kompiuteriais, internetu ir panašiai, aš ją skaičiau tiesiog kaip visą kompiuterių verslo istoriją per vieno žmogaus gyvenimą, nes kai jis pradėjo dirbti Silicio slėnis jau kūrėsi ir po truputį labai aiškiai viskas matom ir kaip puslaidininkiai pradedami naudoti labai plačiai ir panašiai, atsiranda tranzistoriai, galingesni ir viskas vyksta ir ateina iki pačių dienų. Ir tai yra tiesiog kaip kompiuterių istorijos vadovėlis. Aš dar norėčiau tokią pačią knygą perskaityti iš Bilo Geitso pusės, tada būtų viskas Pilnas paveikslas. Pilnas paveikslas. Džiugai, kas daugiausiai naudos gaus iš šitos knygos? Aš tai sakyčiau, kad galima iš jos pasisemti vieną motyvacinę mintį. Žinoma, čia daug ir istorija, ir asmenybė įdomi, ir peripetijos, bet ir viena mintis tokia, kad bent kartą gyvenime, ko gero verta surizikuoti labai daug kuo. Ir vieną savo idėją, bent vieną, įgyvendinti visiškai taip, kaip tu nori, iki galo, nepaisant, net gal ir nelabai gražiai nuskambės, tų, kas priešinasi, abejoja, apkalbinėja, tiesiog minant ant pirštų, spaudžiant alkūnę, bet imti ir padaryti. Ir pažiūrėti, gal iš tikrųjų pavyks padaryti kažką fantastiško.